Sveiki, šiandien mes jums papasakosime apie du populiariausius belaidžius robotus vėjapjovės, kaip jos veikia. Tai Segway ir EcoVax. Ir plačiau į klausimus mums atsakys Aleksej Traškin, Lazy House Robotics direktorius. Labas, Oksana, ačiū. Ir šiandien aš esu čia tam, kad atsakyti labai daug susirinkusių klausimų, nes robotai ir panašus, ir skirtingi. Tai mes padarysim šiandien palyginimą jų ir pasistengsim atskleisti jums daugiau informacijos, kad pasirinkimas vienas ar kitas būtų aiškesnis. Kokias technologijas naudoja kiekvienas robotas aptikti kliūtim, jeigu kieme guli žaislai ar kažkokie kiti daiktai? Labai geras iš tikrųjų klausimas, kadangi tai yra labai aktualu. Nes ne visi mes gyvenam futbolo aikštėse, daugelis turi ir vaikų, ir naminių gyvūnų, taigi tos kliūtis gali būti kaip stacionarios iš tikrųjų, bet lygiai taip pat gali būti skirtingos, tai yra kažkokie palikti žaislai, kamuoliai ir taip toliau ir taip toliau. Taip. Šitoje vietoje abu robotai padarė didžiulį progresą ir jų aptikimo technologijom tikrai galima pasikliauti, nes visų pirma, jie naudoja jutiklius panašius kaip jūsų automobiliai naudoja tam, kad parkinge... Parktronikai, kad neatsitrenktumėte į kitą automobilį, bet dar papildomai šitie robotai lygiai taip pat, kaip ir kai kurie automobiliai, naudoja kameras. Taigi, jie puikiai mato krūmus, puikiai mato medžius, mato paliktus žaislus. Ir šitoje vietoje, kaip anksčiau buvo su laidais, reikėjo ten, sakykime, krūmus kažkokius ar medžius reikėjo apvedinėti. Šiuo atveju absoliučiai to nereikia, kadangi robotai patys visą tai pamatys, apvažiuos ir jums nieko nereikia net programuoti papildomai. Gal galite plačiau papasakoti apie navigacijos technologiją, kaip kiekvienas iš jų veikia? Iš tikrųjų taip, jie yra ir labai panašus, ir iš tikrųjų skirtingi. Taigi, kom jie panašus? Panašus jie to, kad, kaip aš jau ir minėjau, jiem nereikalingi laidai perimetro, taigi jūs darot virtualias ribas šitiems robotams ir vienam ir kitam to reikia, tačiau yra ir skirtumai. Skirtumai yra tokie, kad Segway'us iš tikrųjų jam reikalinga viena antena ir geras dangaus matomumas, tam, kad robotas veiktų preciziškai. Kadangi antena pagerina roboto tikslumą netgi iki kelių centimetrų. Ir galima gana tiksliai, reiškias, nustatyti roboto važiavimo ribas. Taip pat apvesti ir pažymėti kliūtis. EcoVaxgi skiriasi tuo, kad jam reikalingi švyturėliai. Švyturėliai nenaudoja GPS signalą, švyturėliai statomi yra ant žemės ir jie perduoda, reiškias, padeda robotui nustatyti savo buvimo vietą, lygiai taip pat pagerindami tikslumą vos iki kelių centimetrų ir galima pasiekti identiško tikslumo. Kokias funkcijas siūlo kiekvieno roboto mobilioji programėlė? Šiais laikais robotai apskritai neįsivaizduojami be programėlę. Tai kadangi programėlės padidino robotų funkcionalumą keleriopai, jūs galite daug ką valdyti, daug gauti informacijos iš robotų. Ir lygiai taip pat, kadangi tai yra visiškai nauja technologija, tai šitie robotai aprūpinti faktiškai viskom ir visom funkcijom, kurias jūs norėtumėte turėti iš robotų. Ką tai reiškia? Tai pirmas dalykas, jūs darot visus žemėlapio pakeitimus su programėlė, jūs nustatot laiką pjovimo, jūs nustatot, kaip aš ir minėjau, zonas, į kurias jam reikia, nereikia važiuoti. Jūs nustatot pjovimo kryptį, galbūt dėl to, kad jums efektyviau pjauti, sakykime, tam tikrą kryptim skirtingose zonose. Lygiai taip pat mes kalbėjome apie saugumo funkcijas, lygiai taip pat jūs valdot tą saugumo lygį, kuris konkrečiai jūsų atveju yra priimtinas ir reikalingas. Programėlė duoda jums galimybę matyti visą roboto progresą. Tai yra, kiek jisai nupjovęs, kiek nenupjovęs, kiek jisai pjaus, kada pjaus sekantį kartą. Ir vėlgi visus šitos parametrus jūs galite stebėti, valdyti ir pilnai žinoti, ką ir kaip daro tas jūsų namų darbininkas ir pagalbininkas. Kadangi mes prakalbam apie saugumą, tai ant kiek robotai yra saugus, kai kiemuose yra vaikai ir gyvūnai? Visų pirma, kaip aš ir sakiau, robotai puikiai mato, reiškia, prieš save. Taip pat EcoVax'as, pavyzdžiui, turi netgi kamerą 360, tai jis mato ir aplink save visą laiką. Šitoje vietoje robotai ir taip yra labai saugus, netgi nieko papildomai jiem neprogramuojant. Jie puikiai mato net ir judančius objektus ir sugeba išvengti susidūrimų su jais. Tačiau mes žinom, kad maži vaikai arba gyvūnai gali būti labai žingeidus, tai šitoje vietoje yra papildomos saugumo funkcijos. Galima nustatyti, kad robotas, pavyzdžiui, išjungtų peilius, kai jisai pamato aplink save žmogų arba gyvūną. Tai tokiu būdu, jeigu matot tame racijos, tikrai galima tai panaudoti kaip funkciją ir šitoje vietoje saugoti savo
namiškius. Jeigu jūs kalbate apie saugumą ne tik vaikų, sakykime, jeigu jūs kalbate apie saugumą pačių robotų, tai pačių robotų saugumas vėlgi, robotai yra apsaugoti PIN kodais, robotai yra apsaugoti nuo vagystės vėlgi kamerom, nes jie gali fiksuoti, kas vyksta aplink juos. Ir dar vienas dalykas, kiekvienam iš robotų galima įsigyti papildomai GSM modulius ir tada jūsų robotas bus matomas ne tik jūsų vėjoje, bet jeigu jisai ir paliks, sakykime, jūsų kiemo ribas. Lietaus jutiklis. Ar jie turi lietaus atpažinimo jutiklį ir kaip jie elgiasi, kai pradeda lyti? Čia galbūt aš pradėsiu šiek tiek tolėliau, nes čia labai dažnas klausimas būna, ar apskritai gali robotai važinėti per lietų. Tai žinokit, atsakysiu vieną kartą ir visiems laikam, visi robotai gali važinėti per lietų. Čia tiesiog labai dažnai girdim tokį klausimą. Čia teisingas klausimas dėl lietaus jutiklių, nes yra jutikliai, kurie leidžia robotui neveikti per lietų, vien dėl to, kad paskui jį tiesiog bus sudėtingiau valyti. Nes nuo šlapios žolės robotai apsineša iš apačios ir jums tiesiog reikia dažniau valyti. Taigi lietaus jutikliai egzistuoja, jie būna arba programiniai, arba mechaniniai, bet čia jau technologiniai dalykai, bet toks variantas įmanomas ir vienam ir kitam robotui. Tai yra, kad, reiškia, prasidėjus lietui, robotas tuo metu nuvažiuotų į stotelę, ramiai sukrautųsi, jau kaip pasibaigs lietus, galėtų išvažiuoti ir pjauti žolę toliau. Pasilsi, kol baigėsi lietus ir toliau važiuoja. Taip, teisingai. Dažnai kiemuose pasitaiko takeliai, barbekių zonos, supynės. Tai yra skirtingos zonos. Kaip kiekvienas iš šių robotų vertina šitą aplinką? Tai žiūrėkit, yra viena labai paprasta taisyklė. Visų pirma, jeigu jūs norit, reiškia, jeigu jūs atskiros zonos pas jūs atskirtas takeliu, kaip pavyzdys, tai būtinai reikia padaryti taip, kad tas takelis būtų lygiai su vėja. Ir jeigu takelis lygiai su vėja, robotui tai nesudarys visiškai jokių sunkumų įveikti, reiškia, tą takelį, pravažiuoti ir pjauti skirtingose zonose. Tokias zonas kaip supynės. Iš tikrųjų, čia yra šiek tiek skirtingos zonos ir aš galbūt atsakysiu šiek tiek plačiau, nes supynės yra tokia vaikų zona gaunasi. Vaikų zona tai reiškia, kad vaikai čia praleidžia nemažai laiko ir jūs irgi norėtumėt, kad čia būtų nupjauta žolė, vien dėl erkių kaip pavyzdys. Taip. Tai šitoj vietoje aš visgi visada rekomenduoju, kad atskirai neriboti šitos zonos, tegul robotai važinėja, kaip ir sakiau, jie puikiausiai matys, reiškia, su ypač tokio tipo kliūtis, kai apvažiuos ir pas jūs visada čia bus nupjauta. Jeigu mes turim barbekių zoną ar dar kažkas, tai kur jūs nenorit, kad robotas važinėtų, jūs ten sėdit, ilsitės ir taip toliau, tai jūs tiesiog galite tiek viename, tiek kitame, galite šitą zoną išeliminuoti iš pjovimo zonos ir robotas tiesiog ją apvažiuos. Viskas, jūs tiesiog pažymėsit, tas zonas jūs visada galite bet kada tiek suprogramuoti, tiek nuimti. Visą tai atliekama kelių minučių bėgyje. Kalbant apie garsą, kuo skiriasi garso lygis vieno ir kito roboto? Iš tikrųjų, kadangi jie naudoja labai panašias technologijas, šitoje vietoje tai garso lygio jūs neatskirsit. Jie gali skirtis priklausomai nuo modelio, gali skirtis keliais decibelais, bet pasakysiu labai paprastai, jūs tikrai to nepastebėsit. Jeigu mes kalbam apie būtinius, reiškia, dalykus, tai tiek vienas, tiek kitas robotas ant tiek tyliai pjauna, kad netrukdys nei jum mėgautis terasoj, tikrai netrukdys jūsų kaimynams. Kaip tai daro mūsų tos konservatyviosios žoliapjovės, taip? Tai va, robotai dirba tikrai tyliai, tiek vienas, tiek kitas. Taip, galit pasikliauti šitoje vietoje. Jų teikiama ramybė ir tyla. Kalbant apie priežiūrą, kaip juos reikėtų teisingai prižiūrėti ir kuo skiriasi abiejų robotų priežiūra? Vėlgi šitoje vietoje skirtumų nėra. Šitiem robotam galioja tokios pat taisyklės kaip ir visiems vėjos robotams apskritai. Kartą per mėnesį jūs turėtumėte apversti tą robotą, mažiausiai, sakykime, jeigu jūs nepjaunat šlapios žolės, tai kartą per mėnesį natūralu, kad jūs juos apverčiat, pavalot, būtinai mechaniniu būdu tik tais pavalot. Reiškia, nuo susikaupusių žolių patikrinat riukų aštrumą. Jeigu su peiliukas viskas yra gerai, paleidžiat ir toliau. Jeigu matot, kad peiliukai jau reikalauja pokyčių, jūs taip pat galite tai pastebėti ir pagal savo žolės kokybę, nes jeigu žolė pradeda jau geltonuoti viršūnėlės, tai greičiausiai jau pjaunat su atšipusiais peiliukais. Tai patarimas visada yra pakeisti. Taigi šitoje vietoje vėlgi šitie robotai neturi skirtumo, lygiai taip pat kaip ir visi kiti, reikalauja maždaug kartą per mėnesį tokios elementarios priežiūros. Tiek vienas, tiek kitas turi šiek tiek didesnę procedūrą konservavimui, bet mes dabar ten nesigilinsim. Aš manau, tai kiekvienas gali perskaityti instrukciją, nes ten irgi yra savo rekomendacijas, tikrai patariam vykdyti jas, kad robotas gyventų ilgai. Apie žiemą mes kol kas negalvojam, atėjo pavasaris, tai svarbu rūpinti savo vėją ir žolę. Dar noriu užduoti paskutinį klausimą ir ne ką mažiau svarbesnį, tai apie garantinį ir techninę pagalbą.
Žinoma, va čia va yra šiek tiek skirtumai, tačiau ir vienas ir kitas gamintojas pasitikė savo robotais, pasitikė tų robotų kokybę, todėl jiem galioja ilgesnės negu priimta kito tipo technikai garantijos. Sakykime, EcoVacs šitoje vietoje suteikia 36 mėnesių garantiją visam robotui, visiems jo elementams. Kai Segvėjus yra paskirstęs, reiškia, garantiją pagal modulius ir kuo aukštesnis modulius, tuo aukštesnė garantija. Ir šita garantija gali būti netgi iki 5 metų. Taigi, aišku, ne visiems elementam, tada prasideda tam tikri apribojimai, bet tiek 3 metai, tiek, sakykime, 2, 3, 4 ir 5 metai yra labai ilgas terminas. Taigi, mes dažnai gaunam klausimus, ant kiek šitie robotai patikimi. Tai vien tik tai, kad jiem duodama ilgesnė garantija negu dauguma egzistuojančių robotų rinkoje, jau vien tai gali rodyti, kad gamintojai rimtai nusiteikia ir tikrai neplanuoja išeiti iš šitos rinkos po vieno ar kito pjovimo sezono. Smagu. Tai daugiau informacijos apie žoliapjoves jūs galite rasti lazyhouse.lt. Taip, jeigu jūs norėsite palyginti žoliapjoves arba pasirinkti geresnį variantą būtent jūsų sklypui, nes visgi yra tam tikri ypatumai, kurių neįmanoma aptarti galbūt viename video, visada kreipkitės į mūsų specialistus, mielai pagelbėsim jums parinkti tinkamesnį variantą konkrečiai jūsų sklypui. Ačiū tau labai už atsakymus. Ačiū tau.